Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės. Sakau jums tikrą tiesą. Tikrai. Radijo vaikams laida. Radijo žvaigždelė. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelė, vakaro žvaigždelė, šypsosi tau. Ir į žemę krenta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Sveika vasarėlė. Rytoj pirmas vasaros sekmadienis ir Lietuvoje vaikai sveikins savo tėvelius ir senelius. Jau greitai bus 100 metų, kaip pradėta švęsti tėvo diena. Pirmiausia, Jungtinėse Amerikos valstijose, vėliau kitose šalyse. Tačiau kiekviena šalis turi savas tradicijas, todėl tėvo diena švenčiama skirtingu laiku. Amerikiečiai, turkai ją švenčia birželio 3 sekmadienį. Australijoje ji minima rugsėjo 1 sekmadienį. Labai įdomu, kad Kinijoje tėvo diena švenčiama rugpjūčio 8 dieną, tai yra 8 mėnesio 8 dieną, o skaičius 8 kinų kalboje tariamas ba. Taigi 8 yra baba. Kinų kalboje baba yra tėvas. O Lietuvoje tėvo diena švenčiama birželio 1 sekmadienį. Ir šiandien laidoje vaikai kalbės apie savo tėvelius. Mano tėtis yra labai geras ir aš labai džiaugiuosi, kad jis yra mūsų šeimoje vienas ir prieš mus visas atsilaiko. Ir aš noriu jam padėkoti, kad jis toksai geras, švelnus ir visą laiką padeda visose darbuose. Noriu pasakyti tėčiui, kad jį visada mylėsiu ir jis yra labai geras, niekada manęs nemuša ir jis visada buvo toks geras, niekada ant manęs nepyko. Mano tėtis yra labai linksmas, pavyzdžiui, kai mes važiuojame į Šiaulius, tada visada ką nors linksmo sugalvoja arba šiaip einam pasivaikščioti. Mano tėtis išgelbėjo tokią tetą, kuri padarė avariją, iškvietė greitąją. Tėtis yra labai geras, jis nuperka dažnai visko, ko reikia. Neina šeštadienį, sekmadienį į darbą. Kaip mes su tėčiu važiavom į parduotuvę, tai man visą laiką jis nuperka po šokoladą. Aš pasakysiu tik vieną listuką. Gėdu, katutės, skaibykę bulkutės, įskočiosios volios, tėvelių adidos. 1, 2, 3 ir prisiglaudusi prie stiklo tyliai žiūriu ir padangėje lėktuvą aš stebiu. Gal ten mano mama ir tėtis grįžta namo, kaip gandrai iš tolimo krašto. Debesėlius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Sugrįžta mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Tararararam, lala, tararararam. 1, 2, 3, tararararam, lala, tararararam. Apsigaubusi mamos šiltų megztinių, su dideliais tėčio batais šlepsiu. Ačiū to močiute, kad esi šalia. Duok man savo ranką ir dainuokim drauge. Debesėlius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama ir tėtis sugrįž
ir šypsena nuo veido neišnyks. Sugrįžta mama, ir tėtis sugrįž, ir šypsena nuo veido neišnyks. Debeselius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai, gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama, tėtis sugrįž, šypsena neišnyks. Mama sugrįž, šypsena neišnyks. Šypsena, mama sugrįž, mama ir tėtis sugrįž. Tėveli, tėveli, ateik pas mane, aš myliu tave, tu myli mane. Kai aš užaugsiu, būsiu gaisrininkas, gelbėsiu žmones iš ugnies. Mano tėvelis žaidžia su kompiuteriu, visada su mano žaidimais kartu su manim žaidžia. Mano tėtis visą laiką žiūri televizorių. Mano tėvelis labai mėgsta gulėti. Padeda tvarkytis mamai. Mano tėvelis eina į Vingio parką su manim. Pasivaikščioti. Tėvelis gerai daro valgyti. Mano tėvelis padeda mamai dirbti ir padeda valgyti daryti. Šluoti padeda ir indus plauti ir grindis plauti. Tėti, aš labai tave myliu dėl to, kad tu esi geras, malonus, linksmas ir kad niekada nenuvili ir ištesi savo pažadą. Noriu ledų! Mano tėvelis labai mane myli. Ir mano. Ir mano. Ir mano. Aš sesei padedu ruošti pamokas, o tėčiui taisyti tą mašiną, jeigu kad sugenda. Mano tėtis vieną kartą buvo išgelbėjęs, aš buvau be rato ir paskendau vandenyje. Ir paskui tėtis pamatė mane ir išėmė iš vandenio. Mano tėtis labai malonus ir niekada neįžeidžia. Mes su ja labai dažnai važiuojame meškerioti. Mano tėtis yra labai linksmas, draugiškas, niekada manęs nepyksta. Aš jį labai gerbiu, jis mano geriausias tėtis. Mano tėvelis mamai padeda dirbti, valgį daryti, gėlės sodinti. Noriu ledų! Čia reikia pagalvoti ir labai gerai. Čia reikia pamastyti, nes niekad nežinai, kas laukia už to kampo, kas laukia už 2. O gal ir nusipirksim šiandien mes ledų. O gal ir nusipirksim šiandien mes ledų. Radijo laida vaikams vakaras vaizdelė. Noriu ledų! Istorijos iš mūsų gyvenimo. Mano. Tavo. Iš mūsų gyvenimo. Mielas radijo klausytojau, kviečiu pasiklausyti tikros istorijos iš Džeko Kenfildo ir Marko Hanseno knygos Atgaiva sielai. Istorija vadinasi Gal galite man padėti? ...1989 metais Armėniją sukrėtė didelis žemės drebėjimas. Mažiau nei per 4 minutes nusinešęs apie 30 000 gyvybių. Pačioje sumaištyje, tik po drebėjimo, tėvas, palikęs žmoną namie, nuskubėjo į mokyklą, kur turėjo būti jo sūnus. Atskubėjęs jis pamatė, kad mokyklos pastatas sulygintas su žeme.
Atsigavęs po patirto šoko, jis prisiminė sūnui dažnai sakytus žodžius. Kad ir kas atsitiktų, aš visada tau padėsiu. Jo akys paplūdo ašaromis. Žiūrint į griuvėsių krūvą, viskas atrodė beviltiška, bet jis nusprendė laikytis sūnui duoto pažado. Jis pradėjo galvoti, į kurią vietą mokykloje jis kiekvieną rytą lydėdavo savo sūnų. Prisiminęs, kad klasė, kur mokėsi sūnus, buvo dešiniame kampe iš kiemo pusės, tenai nuskubėjo ir pradėjo kasti. Jam kasant atvyko ir daugiau tėvų, buvo girdėti širdį veriantys šauksmai. Sūnau, dukra! Kiti tėvai, aišku, norėdami tik gero, bandė nuvesti jį nuo griuvėsių. Jie jam sakė, per vėlu kažką daryti, jie mirė, verčiau eik namo, tu tik be reikalo save kankini. Į kiekvieną raginimą jis atsakydavo vienu sakiniu. Gal galėtumėte man padėti? Ir toliau, traukdamas nuolaužą po nuolaužos, ieškojo sūnaus. Atėjęs gaisrininkų komandos vadas taip pat stengėsi nutraukti jo darbus, sakydamas, visur vyksta sprogimai ir įsiplieskia gaisrai, būti čia pavojinga, eik namo, mes viskuo pasirūpinsime. Į tai mylintis Armėnijos tėvas atsakydavo, gal galite man padėti? Pasirodė ir policininkai, kurie sakė, esi piktas, pamišęs ir privalai nutraukti darbą. Tu keli grėsmę aplinkiniams, eik namo. Jis atsakė, gal galite man padėti? Bet niekas nepadėjo. Jis didvyriškai tęsė savo darbą, nes privalėjo žinoti vieną dalyką. Ar jo berniukas gyvas? Jis kasė 8 valandas, 12 valandų, 24 valandas, 36 valandas, o 38 valandą ištraukęs nuolaužą, jis išgirdo savo sūnaus balsą. Tėvas suriko, Armandai! Armandai! Tėti, aš čia, tėti! Kitiems vaikams aš pasakiau, kad jie nesijaudintų. Paaiškinau, jei esi gyvas, būtinai mane išgelbėsi, o gelbėdamas mane išgelbėsi ir kitus. Tu juk pažadėjai, kad ir kas atsitiktų, aš tau padėsiu. Tėti, tu tai padarei. Kas pas jūs vyksta, kaip jūs laikotės? Paklausė tėvas. Iš 33 mūsų liko 14. Mes išsigandę, alkani, ištroškę, bet labai laimingi, kad tu mus išgelbėjai. Pastatui griūvant susidarė trikampio formos plyšys, kurio dėka mes ir likome gyvi. Nagi lipk lauk, mano berniuk. Ne, tėti, tegul pirmiau išlipa kiti vaikai, nes aš žinau, kad manimi tu pasirūpinsi. Kad ir kas atsitiktų, aš žinau, kad man padėsi.
miega, kai mano tėtis miega, kai kada, bet jį myliu visada. Vaikučių turiu 5. Dažniausiai būna taip, kad neprasikalsta visi iš karto, po 1, po 2. Nu tai stengiamės sutaikinti, išsiaiškinti, įsigilinti situaciją ir pabarti. Visų pirma, pabarti tuos, kurie yra kalti, jeigu kažkas iš jų 2, ir pamokyti, kad kitą kartą, kad taip nedarytų, kad viens kitam yra broliukas, sesutė, viens kitam artimiausi žmonės, kad mylėtų viens kitą, brangintų, kad tai yra tikrai turtas. O paskiau jau kartais tenka, bet labai retai, prie rykštės prieiti, nes jeigu piktybiškai kartoja, tai stengiamės bausti. Tai nėra kažkoks mušimas vaiko arba jo kažkaip skriaudimas, čia yra bausmė. Bet kokiu atveju stengiamės kiekvieną kartą surasti tokį būdą, kad ne visada bausti su rykšte. Labai geras bausmė kompiuterio uždraudimas kažkuriam laikui. Šitas labai gerai veikia. Vaikai neįkainojami. Tikrai neparduočiau savo vaikų nei už milijoną, nei už milijardą. Ne, niekada. Man sesė buvo padarius kai ką gero, atnešė į lovą pusryčius. Aš irgi buvau gerą darbą padaręs. Aš atnešiau mamytei į lovą kavos, o tėčiui arbatos. Dėmesio! Čia laida vaikams. O kokia laida? Vakaro žvaigždelė. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelė, vakaro žvaigždelė, šypsosi tau, tau, tau. Ir į žemę krenta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. O dabar, mielas bičiuli, jeigu tavo senelis ar prosenelis gyvena kitame mieste ar kaime, nepamiršk jam paskambinti ar laiškelį parašyti, paklausti, kaipgi tu, seneli, gyveni, kaip tau sekasi. Sveikinu visus tėvelius ir senelius su artėjančia tėvo diena. Linkiu geros nuotaikos ir pasekti vaikams ar anūkams gražią pasakėlę. Ačiū, kad klausėtės šios radijo laidelės. Iki kito susitikimo. Sudie. Taip, vaikai, gyvenimas yra netoks jau paprastas. Jį Dievas mums kiekvienam davė ir aiškus dalykas, kaip jis mums davė sielą, jis nori, kad mes užaugę, pasenę ir numirę atneštume tą sielą. Jam gražintume, kaip prirašyta sąsiuvinį. Įsivaizduokit, kaip prirašyta sąsiuvinį. Ir jis skaitys ir spręs apie mus. Tik vienas Dievas spręs, mėly vaikai. Pagalvokit pirmiausia, visą laiką pagalvokit, kad kiekviena Dievo duota diena yra brandi ir reikia praleisti prasmingai. Visos jos dienos yra galbūt ir nevienodos, bet jos Dievo duotos. Tai yra Dievo dovana.
Tėti, būk stiprus ir sveikas. Tėčiui linkiu, kad gerai sektųsi darbe. Mano meilė didelė kaip Žemės planeta. Aš linkiu savo dėdukui, kad jis būtų sveikas ir stiprus. Pelytė atbėga per 9 seklyčias, neša saldų į miegą, neša mažyčiams. Liūlia, 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 neša saldų į miegą, neša mažyčiams. Jau užmigo meškutis, jau užmigo lėlytė, merkės mano akutės, jau atbėga pelytė. Liūlia, 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 merkės mano akutės, jau atbėga pelytė. Mik vaikeli miegok, laukia už lango nebijok. Tu užmerki akeles, nežiūrėk į lubas. Kai užmerksi akeles, stiklo namas atsiras. Jis mėnulį pastatytas ir skanėstais apkaišytas. Ta mėnulį karalaitė su auksinė kepuraitė. Pilnas krepšis jos žvaigždžių, raudonų ir mėlynų. Ji pavargusi per dieną parideno krepšį tą ir žvaigždelės išbyrėjo. Štai viena, o štai antra. Štai dar viena, ten kita. Mik vaikeli miegok, laukia už lango nebijok. Tu užmerki akeles, nežiūrėk į lubas. Nežiūrėk į lubas. O dabar miegok. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Mik vaikeli miegok, laukia už lango nebijok. Tu užmerki akeles, nežiūrėk į lubas. Kai užmerksi akeles, stiklo namas atsiras. Jis mėnulį pastatytas ir skanėstais apkaišytas. Ta mėnulį karalaitė su auksinė kepuraitė. Pilnas krepšis jos žvaigždžių, raudonų ir mėlynų.
ji pavargusi per dieną, parideno krepšį tą ir žvaigždelės išbyrėjo, štai viena, o štai antra, štai dar viena, ten kita. Mik vaikeli miegok, lokio už lango nebijok, tu užmerki akeles, nežiūrėk į lubas. Nežiūrėk į lubas. O dabar miegok. Dainuoju, mokausi, skaitau, su žvaigždele užaugti daug smagiau. Aš negaliu sulaukti jau kada, laikysiu savo rankose tave. Žvaigždelė dar pasuk, gražioj dainoj priglausk, priimk ant sparnų, keliaukime kartu. Žvaigždelė dar pasuk, gražioj dainoj priglausk, priimk ant sparnų, keliaukime kartu. Draugystės dovaną neši, žvaigždelė tu man šitokia brangi. Tavęs aš laukiu visada, išmokyk dorai gyvent mane. Žvaigždelė dar pasuk, gražioj dainoj priglausk, priimk ant sparnų, keliaukime kartu. Žvaigždelė dar pasuk, gražioj dainoj priglausk, priimk ant sparnų,